Kiekvienu atveju, kada yra atliekami ortodontiniai tyrimai pagal ortodontinį protokolą, juos įvertinęs ortodontas priima sprendimą, ar pacientui tinkamas gydymas skaidriomis dantų tiesinimo kapomis, ar vis tik tai pacientui labiau tiktų dantų tiesinimas tradiciniu metodu, tai yra breketais. 99% atvejų pacientui tiesinti dantis kapomis galima, tačiau dėl sąkandžio anomalijų, dėl pakankamai sudėtingų situacijų, tam tikrais momentais prie kapų reikėtų daug papildomų elementų, kas iš esmės yra metalinės detalės. Todėl tais atvejais ortodontas rekomenduoja imti sprendimą gydyti dantų tiesinimą breketais. Galima pasirinkti safyrinius, galima pasirinkti keramikinius, kurie bus estetiškesni netgi negu skaidrios tiesinimo kapos apkabintos tam tikrais elementais. Jeigu galima priimti sprendimą dėl dantų tiesinimo kapomis ir breketais, vienas iš esminių elementų, apie kuriuos svarsto pacientas, ar užteks disciplinos nešioti kapas 22 valandas. Pagrindinis motyvas, motyvuojantis pacientą pasirinkti skaidrias tiesinimo kapas, yra jų nepastebimumas. Reikia labai gerai įsižiūrėti, norint pamatyti, kad pacientas šiuo metu atlieka ortodontinį gydymą arba dantų tiesinimą. Komfortas prižiūrint higieną, pavalgius išsivalyti kapas yra labai paprasta. Labai dažnai šį sprendimą renkasi verslininkai, žmonės, kuriems reikia dažnai išeiti į viešumą ir kalbėti, žmonės, kuriems dažnai tenka fotografuotis, nes tu gali tam tikram momentui netgi kapas išsiimti. Ir jeigu tam tikri pacientai svarsto dėl galimybės disciplinuotai pabaigti gydymą, visada užduodamas yra vienas klausimas. Ar vis tik nemotyvuos disciplinos laikymas prieš tai, kad metalinis breketas gali nulūžti, gali atsipalaiduoti, gali pradėti braižyti žandą, durti liežuvį, gali iš tiesų būti ir pakankamai intensyvus dantų skausmas po paveržimo, ko iš tiesų niekada nebus su kapom. Galbūt porą valandų pirmąją porą kapų užsidėjus bus keista, bet pirmą dieną jau žmogus pamiršta, kad jisai dėvi dantų tiesinimo kapas, o tas nepastebimas gydymas vyksta kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę, kai pacientas kapas nešioja 22 valandas per parą.